Alio? Alio, devuška. Po kiek pasimis bilietą į Londoną? Nesvarbu, kokį oro uostą, ne. Tinka, gerai, imu, jo. Vieną. Ja, bagažo nėra. Ačiūkas, iki malonaus. Palauk. Ate, ką? Tai, kai girdžiu, tai į Londoną susiruošia čia visi ant kalėdų. Kaip tik atrodo, į Lietuvą grįžta pats... A kas man belieka, kai aš bankrutuoju? Kuria prasme? Tiesioginė. Greitieji tie kreditai taip prispaudė, kad nieks jau nebeskolina daugiau. Nebegaliu refinansuoti skolos. Kaip sakytų šitas, gitaras nonsėda, skolos aptarnavimo mokesčiai nuvarė į bankruptą. O, sako nonsėda. Tai nusprendėt slapstytis? Jokiais būdais. Pradėsiu gyvenimą nuo nulio. Aš Londone bankrutuosiu kaip fizinis asmenuo, grįžęs pradėsiu viską kaip švarus popierio lapas. O kas jums taip yra neaišku ir ko jūs kikenatės ir žiūrote mane savo tom akiniuotom apelės akutėm? Jūs pažiūrėkit, jeigu Londone fiziškai bankrutavo toks fiziškai patrauklus asmenuo kaip Olelė Pupytė, tai tokio rodo kaip aš procesas ilgai neužtruktų. Bet grįžęs jūs nebūsit toks švarus, kaip jums atrodo. Jums tiesiog nieks neskolina. Tai dabar nieks neskolina. Tai kuo aš kitaip atrodysiu? Po pusės metų į Lietuvą sugrįž tiek fiziškai subankrutavusių švarių asmenų, kad mes 3 partijas įkursim. Paimsim Seimą. Tegul tik tais pamėgins kas nors tada nepaskolinti. Oi, kaip baisu, oi. O jūs neironizuokit, ponas Mauzeris. Pamatysite, ateis laikas, tai švedų bankai su kapšais pinigo rikiuosis prie mano Seimo kabineto durų. Sakys, jūs tik imkit, ponas Urski, tik tais imkit. Sakys švedai su kapšais.